Mano didžioji pasakų knyga. Hansas Kristianas Andersonas. Coliukė. Gyveno kartą viena moteriškė. Ji labai norėjo turėti vaikelį, bet nežinojo, iš kur jį gauti. Tada nuėjo pas burtininkę ir paprašė pagalbos. Šioji davė jai miežio grūdą ir prisakė: pasėk šitą grūdą į gėlių puodą, o paskui pamatysi, kas bus. Moteriškė parėjo namo, pasėjo grūdą, o netrukus iš jo išaugo nuostabi gėlė. Jo žiedas priminė tulpę, bet buvo kietai užsidaręs. Kokia graži gėlė, sušuko moteriškė ir pabučiavo jos raudonai geltonus žiedlapius. Vos tik ji tai padarė, žiedas pokštelėjęs sprogo, o jo viduje moteriškė išvydo ant žalio krėsliuko sėdinčią mažučiukę dailią mergytę. Ji tebuvo colio didumo, todėl šeimininkė ją ir pavadino coliuke. Paskui padarė dailų lopšelį iš graikinio riešuto kevalo. Vietoj čiužinėlio paklojo mėlynų žibuoklės lapelių, o vietoje apkloto apgobė rožės žiedlapių. Vieną naktį, kai mergytė miegojo savo gražiame lopšelyje, pro išmuštą langą vidun iššoko bjauri rupūžė. Tai būtų daili pati mano sūnui, tarė rupūžė, čiupo lopšelį su coliuke ir nušoko žemyn į sodą. Pro sodą tekėjo platus upelis, jo krantai buvo klampus ir pelkėti. Ten ir gyveno rupūžė su sūnumi. Pastarasis buvo toks bjaurus, kaip ir jo motina. Kad coliukė nepabėgtų, rupūžė užkėlė ją ant didžiulio vandens lelijos lapo, plūduriuojančio upelio viduryje. Prabudusi ankstų rytą ir apsidairiusi aplink, mažylė pradėjo graudžiai verkti. Iš visų pusių ją supo vanduo, tad ji negalėjo pasiekti kranto. Senoji rupūžė kartu su savo bjauriu sūnumi priplaukė prie lelijos lapo, žemai nusilenkė ir tarė: štai čia matai mano sūnų, jis bus tavo vyras, jūs kartu išties prašmatniai gyvensite liūne. Likusi viena coliukė vėl ėmė gailiai verkti, nes visai nenorėjo gyventi pas bjaurią rupūžę ir tekėti už jos šlykštaus sūnaus. Mažos žuvytės, plaukiojusios netoliese, iškišo galvas iš vandens, norėdamas pamatyti mažąją mergytę. O išvydusios labai pagailėjo gražuolės, kuriai teksi gyventi su bjauriuoju rupūžės sūnumi. Ne, to negalima leisti, nutarė jos ir susibūrusios ėmė uoliai darbuotis, kol nugraužė žalią stiebą, laikantį lapą, ant kurio tūnojo coliukė. Lapas iškart nuplaukė pasroviui, nusineždamas su savimi mažąją mergaitę. Coliukė plaukė vis tolyn ir tolyn, kol galop vanduo nuplukdė ją į svetimą kraštą. Pro šalį skrido karkvabalis. Pastebėjęs mergaitę, jis apkabino ją per liemenį ir užskraidino ant medžio. Atsitūpęs pasakė, kad ji labai graži, nors ir ne visai panaši į jo giminę. Tačiau, kai susirinkusios karkvabalytės pasakė, kad ji bjauri, girdėdamas visų jų nuomonę, karkvabalis nebenorėjo jos daugiau laikyti ir nuskraidinęs žemyn pasodino ant ramunės.
Taip visą vasarą ir rudenį vargšė coliukė praleido miške viena. Artinosi ilga ir šalta žiema. Iškrito pirmasis sniegas ir mergaitė ėmė drebėti iš šalčio. Prie pat miško plytėjo didelis laukas, kuriame iš plikos užšalusios žemės barkšojo sausos rugienos. Coliukė ėjo per jas kaip per tankų mišką, kol išvydo pelės urvelį. Ten šiltai ir sočiai gyveno lauko pelė. Jos aruodai buvo pilni atsargų, o virtuvėje ir kamaroje prikrauta visokio maisto. Vargšė coliukė paprašė nedidelio miežio grūdelio, nes jau 2 dienas nebuvo nieko burnoje turėjusi. Geraširdiai peliai pagailo mergaitės ir ji tarė: gali likti pas mane per žiemą, tik turėsi švariai užlaikyti mano namus ir sekti man pasakas, nes aš jas be galo mėgstu. Coliukė su viskuo sutiko ir gerai sau gyveno pas senąją pelę. Kartą į svečius atėjo kaiminystėje gyvenantis kurmis. Jis buvo turtingas ir mokytas, bet negalėjo pakęsti saulės. Kurmis iškart pamilo coliukę ir pakvietė ją ir pelę pas save į svečius. Jie ėjo ilgu koridoriumi, kurį kurmis neseniai buvo iškasęs tarp savo ir pelės namų. Beinant po kojomis pasipainiojo leisgyvė kregždutė, greičiausiai nukentėjusi nuo šalčio. Coliukiai labai jos pagailo, bet kurmis paspyręs koją pasakė: daugiau nebepipsės, tas nelaimingas daiktas te žino tik vyt, 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 dėl to žiemą turi dvėsti iš bado. Grįžusi su pele namo, coliukė naktį nuėjo į koridorių ir užklojo paukštelį. Bet čia ji baisiai nustebo, išgirdusi tykiai plakant jo širdelę. Paukštelis nebuvo miręs, tik nuo šalčio sustingęs, tad coliukės sušildytas vėl atgijo. Mergaitė atnešė kregždutei vandens ir toji papasakojo, kaip ji susižeidusi sparnelį ir negalėjusi išskristi į šiltuosius kraštus. Atėjus šalčiams, kritusi ant žemės ir daugiau nieko nebeprisimenanti. Visą žiemą kregždutė praleido po žeme, o coliukė ją rūpinosi. Vos atėjus pavasariui, paukštelis atsisveikino ir išskrido. Coliukė buvo labai nuliūdusi. Kurmis ruošėsi ją vesti, bet ji visai nenorėjo gyventi su juo giliai po žemėmis, kur nesiekia saulės šviesa. Kai coliukė jau manė amžiams atsisveikinanti su skaisčiaja saulute, staiga virš galvos pasigirdo pažįstamas vyt, vyt, vyt. Pažvelgusi aukštyn, ji pamatė praskrendančią kregždę. Coliukė papasakojo jai, kad nenorinti tekėti už to bjauraus kurmio, su kuriuo tektų praleisti visą amžių po žemėmis, kur niekados nešviečia saulė. Artinasi žiema, tarė kregždė, aš tuo išskrisiu toli toli į šiltuosius kraštus. Skris kartu su manimi, juk tu išgelbėjai mane nuo mirties. Ak, skrisiu su tavimi, atsakė nudžiugusi coliukė ir atsisėdo paukščiui ant nugaros. Netrukus jos pasiekė šiltą kraštą, kur saulė švietė daug skaisčiau, bet kregždutė skrido dar toliau, o vietovės darėsi vis gražesnės ir gražesnės. Priskridusios nuostabiai gražų mėlyną ežerą, jos pamatė ant kranto tarp didelių medžių stovinčią balto marmuro pilį. Kregždutė nunešė coliukę tenai ir pasodino ant didelės baltos gėlės žiedo. Koks buvo mažylės nustebimas! Vidury žiedo jį pamatė mažutį žmogeliuką. Jo galvą puošė nuostabi aukso karūna, o už pečių švytėjo spindinti sparnai.
Tai buvo gėlių dvasia elfas, nė kiek nedidesnis už coliukę. Tokios dvasios, vyriškos ir moteriškos, gyveno kiekvienoje gėlėje, o šitas buvo visų jų karalius. Išvydęs coliukę, mažasis karalaitis labai nudžiugo. Gražesnės mergelės jis lig tol nebuvo regėjęs. Todėl iškart paklausė, kuo ji vardu ir ar nesutiktų už jo tekėti. Tada ji taptų visų gėlių karalienė. Ilgai nedvejodama, coliukė tarė taip dailiajam karalaičiui. Ir iš visų gėlių prie jų ėmė skristi elfai ir elfytės. Jie atnešė coliukiai puošnių rūbų ir karūną, bet labiausiai mergytę nustebino nuostabus balti sparnai, kuriuos elfai pritaisė nuotakai už nugaros. Dabar ji galėjo skrajoti nuo vienos gėlės prie kitos. Tu daugiau nebebūsi vadinama coliuke, tarė jai gėlių karalaitis. Šis vardas nėra iš gražiųjų. O tu juk tokia graži, nuo šiol mes vadinsime tave Maja. Sudie, sudie, sušuko susigraudinusi kregždė ir išskrido iš šiltų kraštų atgal į savo tolimąją tėvynę Daniją. Ten jie nusilipdė nedidelį lizdelį virš lango, kur gyvena žmogus, mokantis sekti pasakas. Jis išgirdo ją čiulbant vyt, 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 ir šitaip mes sužinojome visą šią smagią istoriją. Pabaiga.